3, 2, 1. Ir jūs išgirdot, nes, kaip sakau, eteris prasideda. Tai su jumis labinasi tinklalaidė Learning Hour su Gintaru Ignatavičiumi ir Andriumi Jarašiūnu. Mokymosi labas skraidinu. Visų pirma, dabar leiskitės nuskraidinti mokymosi labas Andriui. Andriau, mokymosi labas. Sveikas, gyvas ir sveiki gyvi visi. Sveikas, gyvas Gintarai. Taip, Super. mokymosi labas. Ačiū. Iš Kauno. Ačiū, Andriau. Mokymosi labas iš Vilniaus. Štai kaip restoranas šiandien dirba nuotolinis restoranas, prieštaravimų house, reiškia, pavadinkim, tarkim, jį šiandien taip, ir du šefai. Vienas dirba Vilniuje, kitas dirba Kaune. O šiandien jūs esate mūsų svečiai, mūsų ypatingi restorano lankytojai, kuriems netrukus pateiksime įvairiausius paruoštus meniu, kuriuos galėsite rinktis iš mūsų pasiūlyto meniu, o tuo pačiu mes, kaip tie tikri pardavimų praktikai, šiandien įsiklausysime ir į jūsų siūlomus meniu ir pabandysime pagaminti patiekalą pagal tuos ingredientus, kuriuos jūs pasiūlysite iš savo pardavimo praktikos, iš klientų, pirkėjų girdimus prieštaravimus. Dėsim į kažkokius tai indus, suplaksim, sumalsim ten, žiūrėsim, kaip viskas gausis ir koks tas skanus patiekalas šiandien mums pavyks. Andrius, mačiau, vienu momentu jau kilstelėjo net ir rankas į viršų. Pasiruoškim. Jeigu, žinai, daug visko sudėsi, visko ten daug sumaišysi, tai galbūt bus mišrainė. Galbūt bus tokie salotos, mišrainė. Bičiuliai, tai gera vėl su jumis sveikintis, esame tam, kad skleistume įkvėpimą mokytis, o šiandien mūsų tinklalaidė tęsia pardavimų tematiką ir taip kažkaip tos temos, kurios mus pačius įtraukia, intelektualiai diskutuoti, ieškoti atsakymų, mokytis būtent mokymosi pokalbio formatu, kalbantis, mąstant, klausiant, diskutuojant. Tai šiandien taip kažkaip ir tą temą pasirinkom, Andriau, ar ne? Prieštaravimų meniu. Bičiuliai, aš šiandien turiu jums paruošęs visą štai prieštaravimų meniu ir galėsite netrukus rinktis vieną ar kitą patiekalą pagal tai, ką mes čia paruošėm. O tuo pačiu, mėly klausytojai, tie, kurie žiūrėsit įrašą, mintimis pasivaikščiosit kartu, o tie, kurie esate socialinėme tinkle Facebook, iš karto, nelaukdami, čia ir dabar, pradėkite galvoti, kuogi jūs šiandien norėtumėt ką paragauti, kuo pasimėgauti ir galbūt net ne į vieną prieštaravimą gauti vienokį ar kitokį patiekalą. Tai reiškia atsakymą. Kitaip tariant, prieštaravimo įveikimo kelią, techniką, būdą, metodą, nes Andrius yra praktikas kalbos fokusų, reframingo. Tai yra tam tikros priemonės, kurios padeda tą patiekalą paversti tuo vadinamu kliento užsakymu, tai yra kliento norimu taip. Tai nieko nelaukdami, Andriau, turbūt kviečiam leistis į tą prieštaravimų restorano kelionę. Uždegam žvakes restorane, ar kaip ten? Prigesinam šviesas. Gerai, tinka, tebūnė. Uždegam žvakes. Uždegam žvakes, pasiraitojam rankovės, baltos prijuostės ar ten rankšluostukai ir pradedam pasivaikščiojimą. Tai, Andriau, jeigu tai trumpai, mes vis tiek pradedam visada nuo definicijų. Prieštaravimo DNR. Esu girdėjęs net tipus keletą prieštaravimų. Ten informaciniai prieštaravimai, pseudo prieštaravimai, dažnai prieštaravimai kylantis dėl kainos, taktiniai prieštaravimai. Kas tas prieštaravimas, kad suprastumėm tokiais paprastais žodžiais, jeigu taip galima iškonstruoti tą definiciją? Ok, tai žiūrėk, gal padarome taip. Kad prieštaravimas verslo kontekste turbūt vienas yra dalykas, prieštaravimas gyvenimiškam kontekste turbūt kitas yra dalykas. Ten vienas intencijas, kitas turi kitas intencijas, bet pavadinkim šitaip, aš truputėlį apibendrinsiu taip, kaip man patinka apibendrinti, kad ir ten yra tam tikras matymas, nuostata, požiūris arba įsitikinimas. Gal jisai trumpalaikis, gal jisai nebūtinai ilgai gyvenantis, bet šią akimirką tuo metu žmogus yra įsitikinęs, kad gali būti kažkaip kitaip. Jis yra tai toks kaip reiškinys, tai prieštaravimas, tai elgesys, žmogus prieštarauja, jis nesutinka, tai jisai ką atneša, jis atneša savo matymo kampą arba įsitikinimą.
Viskas, tai jeigu taip. Mhm. Tas įsitikinimas gali turėti labai gilias šaknis ir ten, kaip sako, berods, čia cituojant tuos, kurių aš nepažįstu asmeniškai, bet taip jie sakė, kad Biblijoje taip yra parašyta, kad laimingi tie, kurie tiki nematę, nu tai čia jau tikėjimo yra toks lygmuo, taip, jeigu žmogus tiki Tikrai. nematęs, tai jau ten tikrai jau super sudėtinga būtų dirbti su tokiais prieštaravimais, su tokiais įsitikinimais. Na, o kiti prieštaravimai, kurie iš patirties, apibendrintos patirties, generalizuota, priežasties pasiekmės ryšys, arba tas vadinamas kompleksinis ekvivalentas, žinai. Tai žmogus turi kažkokią tai patirtį ir įprasmina tą patirtį, taip susiformuoja įsitikinimas ir tais įsitikinimais mes keičiamės. Jeigu paklausti, kas yra geras gyvenimas, 10 žmonių mes turėtume beveik 10 skirtingų versijų. Kažkas būtų panašaus ir tai būtų tų žmonių įsitikinimai, ne? Tų žmonių patirtis, tų žmonių patirtimi paremtos tiesos. Va, ir dabar kuris iš jų teisesnis. Nu, tai jie pradėtų keistis tai savo įsitikinimus. Tai va, tai tas, ir čia, Andriau, prieštaravimas kaip įsitikinimas. Labai gražiai nuskambėjo, vat štai dažnai pardavimuose, kada tenka bendrauti su pardavimo specialistais, kurie dar tik pirmuosius žingsnius žengia pardavimuose, naujokai, vadinkim, tai dažniausiai žmonės, kas nenuskambėjo tavo lūpose, tai tas pasigirsta jų lūpose. Aš dažnai praktinėse sesijose girdžiu. Sako, tai tam tikra prasme tarsi kliento prieštaravimas, reiškia, prieštaravimas, aš nežinau, gal aš neteisingai kirčiuoju, aš taip sakau, prieštaravimas. Tai priešprieša, gink dieve, ne priešprieša, tai yra kliento matymas ir kliento įsitikinimas, o mes toliau jau tą valdymą, tą kalibravimą darom, tai nebūtinai priešprieša ir kliento prieštaravimas, tai yra sudėtinė pardavimo dalis. Nu, klientas nori būti tikras, priimdamas svarbų sprendimą kartu su partneriu, kuris atėjo su pasiūlymu, ar ne, kaip pavyzdys, vienai ar kitai problemai išspręsti. Tai man labai patiko, ačiū tau už tą priešpriešos iš karto, neįnešimą kaip ingrediento, nes tai sugadina patiekalą iš karto. Restorane mes nieko nepagaminsim. Jeigu jūs tik galvosit, kad prieštaravimas yra priešprieša kliento, tai jau čia ir stovim, gal liekam ties salotom ir starteriais iš sausų užkančių. Link patiekalo. Gera metafora, matau, Andriau, tai patinka. Galvoju, nu kokį čia patiekalą iškaus. Tai, žinai, Gintarai, čia tiesiog pratęsiant tą tavo mintį, tą tavo idėją, tai jeigu mes taip susėdom ir pavadinom dalykus, kaip yra klientų prieštaravimai, tai savo truputėlį tokią žinutę transliuojam, kad žmogus prieštarauja. Tai, mes galim kaip žodį pavadinti, net ir pas mus prieštaravimo meniu, tai nes ir darbas su prieštaravimais. Šaknis yra pats, tai va būtent, ir tada toks priešas, kažkas tai tokio, nors jeigu taip pasižiūrėti, tai kad suapvalinti, sušvelninti situaciją ir taip šiek tiek objektyvumo tokio įnešti, tai žmogus neprieštarauja tam, kad prieštarautų. Yra tokių atvejų, bet greičiausiai tai jis turi savo įsitikinimą, savo matymą. Ir jeigu aš tai priimu, kad yra jo įsitikinimas, tada mano strategija keičiasi. Jeigu aš galvoju, kad jis man prieštarauja, tai aš tada rautojos rankovės sakau, tai čia aš tave įtikinsiu. Ir tas toks įtikinti, galima ir taip įtikinti, kaip ten sakė, gerų žodžių ir pistoletu įtikinti galima kiekvieną žmogų labai greitai. Andriau, aš esu girdėjęs, nepasakysiu autoriaus, bet esu girdėjęs tokią mintį kažkur pardavimų praktikoje, kad 95% pirminių išsakytų teiginių arba tų kliento matymų, įsitikinimų priskiriami, kad tai nėra tiesa, kad yra kliento gynybinė reakcija arba psichologinė gynybinė reakcija ir kad kitas teiginys jau ateina kaip prieštaravimas. Reiškia, kad pirmą išeina nuo lūpų netiesa, o tik tada mes galim išsikapstyti tą tikrąjį prieštaravimą. Kažkur girdėjau tokį teiginį, negaliu pasakyti nei autoriaus. Tai man smalsu pakelt kritinį mąstymą. Ar tikrai taip yra? Nes aš, pavyzdžiui, domėjaus, kad kaip galima išskaityti tą meniu prieštaravimų pas klientą, kad 15% išsako žodžiais, pasako. Per brangu. Vienas iš prieštaravimų, tarkim, ar ne, klasikų klasika, per brangu, jūsų pasiūlymas per brangus. Aha, čia jau prasideda kiti dalykai toliau. Tada 25% išeina intonacija balsu ir 60% veidas atiduoda informacijos. Tai reiškia, kur tada yra, ar ne, tas teiginys, už kurio galima kabintis.
ar visiems prieštaravimams mes galim taikyti tą pačią techniką, tą patį metodą ir panašiai. Tai leiskime, Andriau, į tai, ar ne? Reframingas, vienas iš įrankių, kalbos fokusai, vienas iš įrankių. Supažindink mus su šitais dalykais, kas tai yra. Gal, žinai, Gintarai, aš tada tik tai vėlgi, kad jau taip tu atidarai duris, tai aš tada noriu, kad ten ir numeriuką ant tų durų užkabinti, kad būtų Uždėkime aišku, būtent. kur esam. Tai jeigu jau imti tą, aš nepamenu dabar autoriaus, ten kas žodžiais, kas intonacija, kas kūno kalba pasakoma, tais procentais nepasakysiu, koks ten autorius tai yra išreiškęs, bet mes NLP aplinkoj, kai aktyviai to mokėmės ir darbavomės, mes laikėmės Polo Ekmano 7, anot jo, jis buvo pasirinkęs ir yra pasirinkęs vis dėlto 7 bazinės emocijas. Bazinė emocija, tai yra tokia emocija, kuri yra įgimta, pavadinkim šitaip, padeda adaptuotis ir išgyventi pasaulį, 7 bazinės emocijos. Ir mes prieštaravimus, tai kaip tu turi tą žodį, kalibruodavom, arba kitas žodis, stebėdom, klausydavom, vertindavom, klausydami intonacijos ir veido mimikos, kokia emocija skamba. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus sako per brangu ir tai yra tokia pykčio emocija, tai toks, žinai, kaip absurdas maždaug, nu kaip gali toks daiktas tiek kainuoti, žinai. Taip. Jeigu per brangu ir jisai sako liūdesio emocija, vėl kita bus prasmė. Mikromimika labai greitai tai matosi ir intonacija girdisi, žinai. Gal biudžeto neužtenkam, ar ne? Ir sakau, apie ką kalbam, mums labai reikia, blema, mes tiek neturim pinigų, žinai, per brangu. Tai va, su liūdesiu tai pasakyta, aišku, turi būti tos atitinkamos raukšlės matytis, ten treniravomės, žodžiu, gera tokia mokykla buvo, ir netgi klubiečių tokia krūva turėjau, bendruomenė, su kuriais mes treniravomės. Su panieka gali būti pasakyta per brangu, žinai, įdomu, kaip jūs tai parduosit, žinai, toks, va, tai toks. Greičiausiai, jeigu aš net ir su panieka, taip sakau, tai klausimas, ar aš esu tikslinis klientas, žinai. Su džiaugsmu gali būti, kad žmogus pasako per brangu, labai gerai, pirkti nereikės. Reiškia, kitur pinigus nukreipsim. Taip, čia mes darėm tokius momentus, mes interpretavom, tai buvo ten toks periodas, ir tai su reframingu šiek tiek mažiau, mums daugiau buvo prasmės įdomios. Už kokios intonacijos arba iš kokios tos emocijos gali stovėti kokia prasmė arba kas iš to žmogui, žinai, nu, su kokiu ketinimu jis yra atėjęs, žinai, su kokiu to nusistatymu išankstiniu jis yra atėjęs. Andriau, čia pridėsim, garnyras bus prie prieštaravimo, reiškia prasmė, tai bus garnyras, reiškia pasirinksim garnyrą. Aš jau čia dedu tą numeriuką. Dovanok, bet, restorano metafora, sorry. O ne, viskas yra tvarkoj, ten svarbu, kad tu paskui sudėtum ten visus tos patiekalus ir tau būtų aišku, žinai, kas kur yra. Bandysim. Man didžiausias momentas, bent jau, jeigu tik tai čia mes sustojam ir jeigu yra prieštaravimas ir yra intonacija, tai tada intonacija neturi būti kažkokia, pagal kažką mes intonaciją turėtume matuoti, vertinti, kažkoks atskaitos taškas. Tai, sakau, mano patirtyje, tai mes Polo Ekmano 7 emocijas turėjom ir jau patys interpretavom, ką kiekvienas prieštaravimas su tam tikra emocija pasakytas, kokią jisai priešistorę turi, iš kur jisai ateina, ką jis galėtų reikšti. Įdomus darbas, negaliu pasakyti, ir labai efektyvus, už tai, kad tada turi labai jau daug galvoti apie kontekstą, pavadinkim taip. Jo, jos tikrai daug yra. Tikrai įdomu, kad išmoktum nukalibruoti arba išgirsti, pastebėti veido išraiškos pokyčius, balso intonacijos, žinai, pokyčius, kai žmogus prieštarauja. Kaip iš to serialo, mikromimikos veido Lie to Me, ar ne? Būtent tas serialas yra, bent jau pirmas sezonas, tikrai yra Polo Ekmano darbais paremtas, jis konsultantas ten buvo. Nes ten ir derybininkai turi ko pasimokyti iš to. Apskritai pardavimai, derybos, čia neišvengiami dalykai. O Andriau, grįžtam prie reframingo kaip po virtuvės restorane. Su kuo čia valgoma virtuvė? Azijietiška, meksikietiška, japoniška? Gerai, tai kadangi čia yra ta tokia tema, kuri yra, aš vadinu, kad tai mano arkliukas yra. Savo aš sakau, kad yra mano arkliukas. Aš žinau, kad tu čia jau tuose vandenyse. Taip. Ir vis tiek turiu biškį. Ponios ir ponai, šefas iš Kauno, Andrius Jarašiūnas. Mišlenas.
reframingas kaip terapinis įrankis, jisai nėra ten kažkoks tai naujas ar dar kažkas. Turbūt ir kokiuose nors raštuose galima būtų rasti, kaip yra įprasminamos arba aprašomos kažkokios tai situacijos. Nu, taip, jeigu taip žiūrėti, frame tai rėmelis ir kaip tu įrėminsi. Tai reiškia, bet koks įvykis, kaip tu rėminsi. Net ir tas krizės, žinai, ne logotipas, hieroglifas irgi. Tame hieroglife yra galimybė ir ten dar kažkas. Tai, nu, kaip tai pažiūrėsi, apie požiūrį. Ir jeigu taip prie NLP idėjos grįžti, kur mano ta reframingo bazė didžiausia yra, iš kur jinai pas mane atėjus, tai Bandleris ir Grinderis NLP kūrėjai, tai pirma jų knyga, viena iš pirmųjų knygų, knyga skirta reframingui, tai 82 metai, tai 42 metai atgal. Tai va toks vadovėlis, Reframing NLP and Transformation of Meaning, tai reikšmių transformacija, reframingas, neurolingvistinis programavimas ir reikšmių arba prasmių transformacija. Nu, tai buvo periodas, kol jie labai daug dėmesio skyrė NLP kaip krypčiai, jie vystė terapiniam kontekste. Tai reiškia, kad žmogus turi gyvenime kažkokią patirtį, tą patirtį kažkaip įprasmina ir ta patirtis jam trukdo, žinai, ten dirbti, džiaugtis, turėti hobį, turėti, žinai, kokybišką darbą, kokybišką gyvenimą. Nu ir va, tos NLP technikos, didžioji dauguma NLP technikų, jinai tikrai, jos turi tą reframingą užkoduotą ir geras NLPeris, jisai žino, ką daro. Tas, kuris tiesiog išmoko technikas, tai viena, o tas, kuris, žinai, prasmę mato, tai jisai truputėlį jau, kaip čia, ne pusfabrikatį gamina, o jau giliau, žinai, dirba. Taip. Ir šita, nu, prasmių ta idėja buvo įdomi mokiniams, žinai, Brandelio Grinderio, ir vienas iš jų buvo ir yra Robertas Dilsas, tai 90 metai, tai apie įsitikinimus išleista knyga, žinai, yra Changing Belief Systems with NLP. Tai čia jau, žiūrėk, Belief Systems, tai įsitikinimų sistemos. Tai va irgi, vertimas iš anglų kalbos nėra toks tikslus, kaip anglų kalba, lietuvių kalba tai skiriasi. Bet tai nėra, kad apie vieną įsitikinimą, vieną kažkokį prieštaravimą, ne, nu, apie įsitikinimus daugiau, apie tos nuostatas, sistemą, visą apie kompleksą, nes žmogus, mes vadovaujamės įsitikinimais, kaip čia mums, kaip mūsų vidinės kelių eismo taisyklės, žinai, kelių eismo taisyklės irgi įsitikinimų rinkinys, grubiai kalbant, susitarimų rinkinys. Taip, vienaip ar kitaip apibendrintas sisteminis, kažkokių susitarimų rinkinys. Ir pats Dilsas rašo, žinai, kad, sako, nu tai čia didžiuliai darbai tenais, Grinderio, Bandlerio padaryti, ten jisai sistemino, ten ieškojo to lengvesnio, greitesnio, paprastesnio, efektyvesnio darbo, ten NLP vis tiek link efektyvumo daugiau. Taip. Ir trečias jo darbas toks didelis yra, tai Slate of Mouth, nesiverčia į lietuvių kalbą žmonių kalba, ten mes pasiskolinę esam vertinį iš kolegų, iš kitur, kalbos fokusai, žinai. Fokusas tai ne tas, kad iliuzionistas, o fokusas tai dėmesio nukreipimas. Į ką fokusuoji dėmesį? Esu girdėjęs tą pirminę, tą, kaip čia pavadinti, devalvuojamą savoką, kad fokusas tai kažkoks kalbos fokusas, kažkoks triukas, kažką pakalbės ir išeis. Ne, čia vat kaip tik giliau, prasmė yra kita. Čia būtent kaip sutelkti žmogaus dėmesį į dalykus, kurių jisai galbūt arba nesuvokia, arba automatiškai kalba, arba tiesiog tai yra už jo šiandien, šiai akimirkai, su to įsitikinimu, kurį jisai naudoja, tai yra kažkas yra jo suvokimo ribose, kažkas yra už suvokimo ribų, bet egzistuoja, žinai. Ir jeigu žmogus nesuvokia, nereiškia, kad to nėra. Nu tai va, kalbos fokusas, nukreipimas padeda pamatyti žmogui platesnį paveikslėlį. O tai reiškia, turi naują patirtį. Tai reframingo užduotis praplėsti žmogaus akiratį, į plotį, į aukštį, į gylį, atitraukti žmogaus, kaip knygą, kad paimtum. Iš labai toli, jeigu skaitai, matai visą knygą, bet neperskaitai eilutės. Jeigu labai arti pritraukia, čia metafora, tai tada, žinai, matai tą sakinį arba tą žodį, kuris ten labai arti yra. Ir kai pasirenki tokį optimalų knygos laikymą, tada gali skaityti savo patogių atstumų. Tai reframingo toks metaforinis taikymas toks ir būtų, žinai, kad tave ir tą situaciją, kurią tu vienaip arba kitaip įprasmini, nu, vat, keičiasi tavo santykis.
priartėja, atitolsta, pasikeičia aplinkybės, tu pasižiūri kitom spalvom, kitų kampų, šviesoj, tamsoj, iš viršaus, iš apačios į tą situaciją ir yra tikimybė, kad pasikeis tavo suvokimas, kaip tu tą situaciją suvoki. Tai reiškia, jeigu jinai iki šiol atrodė kaip problema, kaip kliūtis, kaip trūkdis, kaip kažkas neįmanomo, galimai tu ten pamatysi kažkokį tai sprendimą, kažkokią tai užduotį, kažkokį tai ėjimą link kažkur, tai galbūt toks pats paprasčiausias, lengviausias ir dažniausiai turbūt taikomas būdas reframingo, o kas jeigu pabandysim, o kas jeigu kliūties nebūtų, žinai, toks stebuklinis variantas. Ne? Tai va, tai Dilsas gana išsamei tai aprašė ir vat, paskutinio šito modelio sukūrimas, arba aprašymas yra 99 metai, tai 25 metų atgal. Okay. Praktiškai užaugo karta. Praktiškai užaugo karta su šita išmintim. Bet čia rimti dalykai, Andriau, ir aš dabar, kas klausėsi mūsų, ir įrašas stebės reframingas ir kalbos fokusai, tai yra dvi virtuvės, vadinkim taip, ar ne, jeigu jau tą restorano metaforą mes jau šiandien taip linksminamės ir pasirinkom su tokia lengvumo prieskoniu, ar ne? Tai reframingas yra įrankis, kuris praplečia mano lauką, mano mąstymą, į gilį plotį, kaip tu sakei, o kalbos fokusai tarsi aš pats į save galiu pasižiūrėti iš šalies, reiškia, kaip sakai, pritraukti, prizoominti, atzoominti ir reiškia, leisti pabūti tarsi kito batose, ar ne, ir tada tokiu būdu daroma įtaka tam suvokimui. Tai va čia tokios dvi kryptis, ar ne? Teisingai, nes lygybės ženklų negali dėti tarp jų, ar gali dėti lygybės ženklą? Žinok, matau, kad supainiojau, tada turiu atpainioti. Tai reiškia, taip iš viršaus žemyn. Viršui užrašykim žodį reframingas. Nu, taip. Reframe, tai va, peržeminimas, perprasminimas, toks metodas tiesiog. Taip. Jis stovi ant dviejų kojų. Du pagrindiniai būdai. Prasmės, tai reiškia, sukeičia, tą pačiam paliekam daiktą tą patį, tiksliau aplinkybės tas pačias, tik tai sukeičiam daiktui, duodam naują pavadinimą, kaip žaidimas salėsas, pavadink kitaip. Tai, tai automobilis, transporto priemonė, mašina, koks ten, nežinau, tenais 20-ojo amžiaus išradimas, vadink kaip nori. Tas pats reiškinys, tik tai pavadinai kitaip. Įprasminai arba prasme pavadinimą davai kitokį. Kita koja reframingo, tai yra konteksto reframingas. Tai reiškia, kad pasikeitė aplinkybės ir tose pasikeitusiose aplinkybėse šitas reiškinys, šita situacija įgauna kitokią prasme. Pavyzdžiui, mano rankose, aš turiu servetėlę, jokios čia reklamos, servetėlė, mano rankose servetėlė ir kol aš čia turiu, tai yra servetėlė, jeigu jie rastumėt kažkur numest ant žemės, tai jinai būtų šiukšlė. Ta prasme, tas pats daiktas pasikeitus aplinkybė iš karto kita prasme. Tai reframingas kaip metodas turi dvi kryptis - prasmės, konteksto. Ir tas prasmės ir konteksto reframingas, tai toks būdas, pavadinkim taip, kaip galima reframinti, turi anot Dilso, jis dar išvedė 14. Iš tų dviejų, ar ne? Taip, jis dar paskaidė į 14 dėmesio nukreipimo krypčių, pavadinkim šitą. Tuos fokusus va čia sufokusavo, ar ne? Čia Taip. Nu jo, va čia... Perprasmininti galima ten kokiais 6 būdais ir 8 būdais, ir kontekstą pakeisti galima dar 6 būdais. Taip, tai čia ir klausimas, ar svogūną reiškia pakepinti, ar geriau apvirtą, ar ne? Į patiekalą įdėti. Gerai. Aš tau pasakysiu šitaip, kad paprastai jau mokomės, ten 2 dienų, idealus scenarius yra 2 dienos, dar tokios dirbtuvės 2 dienos, darbas su prieštaravimais, taip labai nedėkingai vadinasi, bet už tai prasiduoda gerai. Čia ne reklama, bičiuliai. Ne visiškai, čia tik šiaip užuomina tokia. Ir jeigu mes dirbam 2 dienas, tai viską ten kolegos paeina, pasimoko tokios tradicinės strategijos, kaip taikyti tuos kalbos fokusus. Ir kai taip iš viršaus pradedam, taip, žinai, pirmam pusdienyje dar toks rūkas, bet jau po pietų jau aiškėja struktūra. Ypatingai, kai nusipiešia tokią struktūrą žmonės, kad tiesiog reframingas, ten savoką, žinai, įdeda. Tada, kad yra prasmės ir konteksto. Ir tada va tie 2 prasmės konteksto būdai jau jie turi kryptis, kur žmogaus dėmesys yra, žinai, nukreipiamas. Arba kažkas tai performuluojama, arba kažkas tai yra nukreipiamas
Nu, pasikeičia aplinkybės, pavadinkim. Mes restorane vakarienį turim nepilną valandą, tai reiškia į workshopą jau pusdieniui, dienai ir dviems, kam aktualu, ypač pardavimuose dirbantiems žmonėms, kas klausosi mūsų, pardavimų vadovai, yra toks būdas ir yra prieš jūs štai praktikas, kuris tuo užsiima, tai Andrius Irašiūnas. O kol tu atsikvėpsi, aš pristatysiu kolegoms mūsų vakarienės meniu, prieštaravimų meniu, kurį mes paskelbėm. Ir štai aš studijau keletą tokių prieštaravimų. Tai čia nevardinsiu dabar žuvies patiekalai, mėsos patiekalai, o kviečiu jūs jau pagalvoti ir atsirinkti, kuris prieštaravimas jums labiausiai aktualus. O jeigu nerasite iš mano sąrašo, iš mūsų restoranų meniu sąrašo, pasiūlykite Facebook komentaruose savo prieštaravimą, į kurį jūs norėtumėte va to perprasminimo, to rėmelio uždėjimo ir to konteksto uždėjimo. Va čia sužaiskim tą praktiką. Kaip sakoma, kad tas ežiukas rūke praregėtų greičiau nei per pusdienį, ar ne? Pabandykim tokį variantą. Tai, mėly kolegos, mėly svečiai, pasirinkimui meniu skamba taip. Meniu patiekalai. Per brangu. Turim patikimus tiekėjus, kaip ir nelabai aktualu. Bandėm, nepasiteisino patiekalas. Kiti siūlo pigiau. Reikia pagalvoti. Neaktualu. Pagalvokit, ko jūs norėtumėte. Per siauras asortimentas. Pas kolegas matėm ir pas partnerius yra platesnis asortimentas. Girdėjom įvairius atsiliepimus apie jūs, todėl dvejojam. Nematome aiškios bendradarbiavimo naudos. Šiuo metu dėmesys yra į kitus projektus ir nelabai tam skirsim dėmesio. Biudžetas mažokas, per mažas, nelabai išeina, va, jūsų kaina per didelė. Ir vienas iš paskutinių patiekalų reikia pasitarti. Tai va čia žiūrėkit, išgirdot, nežinau kiek čia dabar, 15 turbūt meniu punktų, ar ne, kuriuos galite pasirinkti savo patiekalą. O mes, Andriau, taip paimkim pat kelis ir taip pasivaikščiokim. Nu, tarkim, be du pirštų norėčiau šiandien, nematom aiškios bendradarbiavimo naudos šito patiekalo. Aš turiu pasižymėti. Pažaiskim su juo, reiškia. O čia, mėlieji mūsų klausytojai, kurie kartu su mumis ir įrašą klausysit net ir YouTube platformoje, kai įrašas bus paskelbtas, galite komentaruose parašyti savo prieštaravimą. Mes taip pat sureaguosim žinutės ar socialinėme tinkle vienos žinutės atstumu. Tai nematome aiškios bendradarbiavimo naudos. Kaip pritaikyti reframingą, kad perprasminti ir kur nukreipti tą dėmesio fokusą, jeigu taip galima pavadinti, ar kaip čia kalbos fokusą, gal nežinau, gal ir galima pasakyti, kur nukreipti dėmesį. Į kur nukreipti dėmesį, tai aš vis tiek turiu grįžti į priešistorę, sakau, tema labai įdomi, plati ir priešistorė yra kokia. Kad nesušaudyt ir nepradėti stumdytis su klientu, su kitu žmogum. Tai išgirdus bet kokį prieštaravimą, pulti įtikinėti žmogų, tai reiškia, paskatinti jį gintis. Ir jeigu aš išgirdau, nematom aiškos bendradarbiavimo naudos arba vertės, ir aišku, kad mane gali tai kaip asmenį užgauti toj vietoj, ir jeigu aš taip užsigaunu, tai matyti, ten man reikėtų padarbėti su to klausimu. Už tai, kad aš užsigavau, išgirdęs kito žmogaus mintį. Tai pirmas žingsniukas yra išmokti priimti tos prieštaravimus kaip kito žmogaus matymą. Tai galbūt net komplimentą pasakyti. Girdžiu, supratau, o va, kas jums aktualu, aiški bendradarbiavimo ten nauda arba aiški vertė, raktinis žodis, kuris tenais nuskamba. Ir kiekvienam prieštaravime, kiekvienas prieštaravimas turi tokią įdomią konstrukciją. Jisai yra iš dviejų dalių, žinai, su mumis viskas gerai, o su jumis ne viskas gerai, todėl mes su jumis nedirbsim. Tai reiškia, aš tave devalvuoju, arba atvirkščiai. Su jumis viskas gerai, o mes nesam tokie pakankami, todėl mes nepakankami, kad galėtume dirbti su jumis. Tai save devalvuoju. Taip paprastai tai būna. Dabar, kad tokį prieštaravimą pasakytų, kurį tu parašei, tai visi mes, kurį tu įvardinai garsiai, tai mes visi suprantam, kad labai retai, kada taip ilgai čia pasako, sako, mums neapsimoka ar dar kažkas. Tai mano įsitikinimu darbas su prieštaravimais ir vis tiek duomenų reikia daugiau. O ką jūs turite omeny? Patikslinimas, jis visada niekad nepralošite, jeigu gausite daugiau šiek tiek
daugiau medžiagos, ką žmogus turi omeny, nes va čia galimai tai, ką tu sakei prieš tai, kad jis pasako vieną, o turi omeny ką kitą, žinai, kai pradeda žmogus tikslinti, ką jis turėjo omeny, žiūrėk, tada atsiskleidžia tas priežasties pasiekmės ryšys, ta logika, kaip žmogus galvoja, ta jo realybės vadinama strategija. Na tai tarkim, kad tai pasakė tokį sakinį, čia gana išsamus, čia platus pasakymas, čia iš tų, beje, tokie aš darbą esu atlikęs, surinkęs tų prieštaravimų sąrašą, tai konstrukcijų radau 28, galbūt jų yra ir daugiau, radau 28 ir paskui tik tai savo galėtų įdėti aplinkybės, kurias tai tavo, ar ten pagal veiklos sritį, ar pagal dar kažką, tai ten savo prisitaikai ir prašau, darbuokis ir treniruokis. Tai vat, toks mano, žinai, nes netgi ten, kur man reikia pagalvoti, tai aš net nebejoju, kad jis ten, kur fizinį asmenį kažką, tai bando pardavimą padaryti kažkokį tai fiziniam asmeniui pardavėjas, ten, nežinau, buitinė technika kokia nors, arba ten kažkokia paslauga, kas, žinai, tinka vienam žmogui. Tikrai gana dažnas prieštaravimas, man reikia pagalvoti. Klausimas, ar jis iš tikrai nori pagalvoti, ar čia yra tokia atmaskė, kad tik tai duok man erdvės, bet čia prie to gal kitą kartą. Tai dabar žiūrėk, tai tavo variantas toks nematoma aiškios bendradarbiavimo naudos. Vienas iš kalbos fokusų yra tas ketinimai arba tikslas. Kokio tikslo siekia, kokio pozityvaus tikslo siekia žmogus taip sakydamas. Nematom aiškios bendradarbiavimo naudos, tai ko jisai norėtų, parodyk, kas bus, parodyk, kaip mes dirbsim, parodyk, kur mes išlošim. Į kokią geresnę ateitį nueisim. Į kokią geresnę ateitį. Ir jeigu tai eina verslo kontekstas, tai mano tada idėja būtų, tai ko aš girdžiu, sako, mes nematom aiškios bendradarbiavimo naudos, tai sakau, okei, labai gerai, kad jūs norit pamatyti perspektyvą, pamatyti galimybės, kaip mes galim dirbti ir tos kriterijus, kuriuos norėtumėt pasiekti. Apie tai ir pakalbėkim. Kokie kriterijai bendradarbiaujant jums būtų aktualūs. Ir dėmesys nuo to, kad nematau naudos, pereina prie to, kad o kokie kriterijai arba apie ką būtų tas bendradarbiavimas. Kas sudarytų bendradarbiavimą. O tokia idėja. Geras, čia labai gerai. Čia labai svarbus momentas, kad aš negaliu garantuoti, kad tai 100% suveiks, nes kartais yra pardavėjai tokie... Negaliu pasakyti pagal kokį ten tą brandos lygmenį pardavėjų, bet yra pardavėjų, kurie galvoja, kad yra stebuklinga piliulė. Reiškia, pasakiau sakinį ir viskas, ir jau klientas ten krenta, žinai, kryžium, su viskom sutinka. Tai vienas momentas, tai be su prieštaravimais, nieks neatšaukė raporto idėjos, tai prisijungti prie pašnekovo to bangų, to matymo, neprieštarauti. Antras momentas, netgi galbūt šiek tiek jį paglostyt, pagirti, pasidžiaugti, kad jisai turi savo kažkokį tai matymą. Ir trečias žingsniukas, paskatinti su tuo kalbos fokusu, paskatinti pamatyti platesnį arba kitą vaizdą, žinai, tą, kuris tau nuskambėjo. Galimai netiks tai, ką aš pasakiau, ir ne apie kriterijus eina kalba. Galimai, kad žmogus sureaguos kažkaip tai taip, kad atsivers nauji kažkokie tai klodai, bet jau mes dėmesio kalbam ne apie, kaip sako, nematau aiškios bendradarbiavimo naudos, nuo nematymo pereinam prie kažko tai kito, diskusija tęsiasi. Sako, čia pardavėjas gali, aš jau čia advanced paėmiau, jau pats dabar gailiuosi, kad paėmiau tokį sunkų, reikėjo nuo kainos pradėti, bet tebūnie, čia patiekalas geras gausis. Gintarai, žinau, su kaina pats neįdomiausias darbas, už tai visuose mokymuose pradam nuo to, tai brangu, sako, dėl kainos. Ir čia dar vienas labai svarbus momentas. Tada ką mes galim vadinti prieštaravimu verslo kontekste, ką mes galėtume vadinti prieštaravimu ten, kur mes dirbam su subjektyviu pašnekovo pasaulio arba situacijos suvokimu. Jeigu tu man sakai, Andriau, man reikia, va tu dabar knygą leidi, rašai, knygą leidi, norėsi išleisti. Ir tu man sakysi, Andriau, aš leidėjas, leidyklą turiu spaustuvę. Ir tu man sakai, man reikia, kad būtų ten tokio mėnesio 1 dieną. Pirmadienį. Aš sakau, galim, bet už 2 savaičių. tą patį mėnesį, bet už 2 savaičių. O tau ten kokia nors paroda ar dar kažkas. Tai ir tu man sakai, netinka, ieškau kito, žinai. Tai ar čia tavo prieštaravimas ar neprieštaravimas? Ne. Čia tavo poreikis. Taip, būtent. Čia toks poreikis, kuris turi būti, čia kaip į lėktuvą. Man netinka, kad mane vairuotojas nuveš į oro uostą rytoj. Mano lėktuvas šiandien. Taip. Tu įvardinai, kad čia turi tokį poreikį. Mums labai svarbu atskirti, kada prieštaravimas, kada neprieštaravimas. Tikrai neprieštaravimas ir ten gali vartytis kaip nori. Aišku, ten ir negyvą ožką galima įtikrinti, kad jinai yra gaidys.
Jeigu tai, žinai, čia jokių problemų tai vietoj, bet tai laikina, nu ten hipnotinės tas Aš maniau, kad restorane ožkienos neturim šiandien. Viską ten yra, ten tik tai, žinai, bangą reikia atitinkamą paleisti. Tai, va, tai idėja yra tokia, kad reikia truputėlį nugaudytis, kada yra prieštaravimas, kada neprieštaravimas. Jeigu ten kažkas iš principo neveikia, žinai, taip kaip nesubyra nuo to organizacija, jeigu mes dėl kažko tai deramės, kalbamės, tai viskas yra ok. Jeigu, suprantate, ten yra toks kritinis elementas, ten kaip terminas, kaip apimtis, kaip, nu, nežinau, kiti kažkokie kriterijai, kurie labai statiški kaip konstanta, tai jau čia neprieštaravimas. Čia mes galim galbūt tartis apie atsiskaitimo kažkokius terminus, žinai. Tada tu į mane, kaip į paslaugos teikėją, dirbi su mano prieštaravimais. Andriau, kas tau trukdo pastumdyti savo padarytum. Aš jau geras tavo klientas. Jau čia gerą tu pavyzdį mestelėjai, taip. Bet man idėja tokia gimė, vat, kaip tik mums bekalbant, kad kompanijose, nu, vat, tu sakai, per brangu, taip, per didelę kainą. Yra tarsi jau toks nebeįdomus prieštaravimas, ar ne? Prieštaravimas. Aišku, bet jis visada aktualus, nes visada į pardavimus ateina nauji žmonės ir jiems reikia padėti, kad jie kuo greičiau tas remelius susidėtų tos kainos. Tai mes prie jos irgi nepabijokim, ateikim, nenuvertinkim to. Tarsi sakom, ai, mes čia jau praktikai nebeįdomu mums, ar ne? Bet reikia pagalbos, jiems irgi turbūt kartais, ar ne? Tai jeigu tai baigia dar apie vertę ir tada prie kainų. Mes tikrai nepabėgam ir nuo šito, tada aš tik tai sakau, žiūrėkit, man reikia konteksto, šiek tiek daugiau duomenų, kada jūs girdite šitą prieštaravimą, kada. Nes jeigu mes tiesiog žmogų gatvėje paimsim ir tenais kažkas bus per brangu, tai yra kontekstas, tai ką jisai lygina, automobilį su duona, ką jisai, žinai, su savo atlyginimu, su kito žmogaus atlyginimu ir galimybėm kažką įsigyti. Čia toks, aš sakyčiau, kad labai... O galima klausti, Andriau, pavyzdžiui, neišprovokuotume tokio, pavyzdžiui, o su kuo lyginat? Ką su kuo lyginat? Sveikatą. Tai visada čia jokių problemų toje vietoje nėra, nes čia kreipinys yra, čia irgi kalbos fokusas, kuris yra vadinasi realybės strategija, kaip žmogus suvokia, kad yra per brangu, žinai. Su kuo lyginat? Koks ten pas tave galvoje lyginimo mechanizmas veikia? Arba iš kur žinai, kad tai yra brangu. Nu, tik tai, kad, žinai, čia taip mokantis šitas teiginys, iš kur žinai, kad tai tiesa, o šiaip į gyvenimą jau žuvės kaip prasilanksto, tai taip, o su kuo lyginat, žinai, arba iš ko sprendžiat, kad per brangu, žinai. Bet čia geras. Jūs čia matot, kad, žinai, brangu. Žiūrėk, buvo labai geras tavo tas nematoma aiškios bendradarbiavimo naudos. Ką dar norėtumėt su juo padaryti, su šitą prieštaravimą? Su šituo tas nematome aiškios bendradarbiavimo naudos, aš jau išgirdau, reiškia, vesti kriterijus, ar ne? Vat kokiais kriterijais jūs grįstumėt ją. Dar galiu šaut vieną, nes čia ir dabar šovė mintis. Gali, žinoma, dabar. Pažiūrėk, žmogus sako, nematoma aiškios bendradarbiavimo naudos. Vienas iš kalbos fokusų yra performulavimas. Performuluoti vieną, nu kaip alieso žaidimas, sinonimas. Arba performuluoti vieną arba keli žodžius, kurie yra prasmė, kurios lengvai prasmė pasikeičia. Arba visą įsitikinimą performuluoti. Jeigu tu man sakai, nu nematau aiškios bendradarbiavimo, žinai, naudos, o labai gerai sakau, nu kadangi klausimų kyla, pakalbėkime apie tai, žinai, nu, kokios kyla abejonės. Kadangi jums kyla klausimų, žinai, apie bendradarbiavimą, tai užduokite ir pabandysime juos atsakyti, žinai. Čia ir dabar. Ta prasme, apsukiai tarsi, kad kita pusė tavęs klausia. Žiūrėk, tu man sakai, aš nematau bendradarbiavimo naudos, o aš visą tai pavadinu tavo klausimais. Nu, galiu sakyti abejonėms, o žiūrėkit, matau, kad jums aktualu, žinai, kad turit klausimų, tai tada padarom taip, kokių klausimų kyla. Aš jau jaučiu, kad tu estafetę permeti ir tikrai va dabar pradėsiu įjungti, jau mąstymas tarsi atsakinėti, jau tarsi pradėti diskutuoti, kalbėtis. Taip. Ir aš nežinau, kaip gausis kažkuriam iš žmonių, kažkuriam tai klientui, pavadinkim taip, tai labai gražiai suskambės. Jo, paskui kitas gali į klausimą klausimų gali būti ir tas tenisas, gali būti įsivelt, gali pakilt, kaip sakoma, ten tos emocijas. Bet čiagi mes pardavimuose ne piliulės ieškom, o alternatyvų. Gal taip vieną kartą kontekste pasielgsiu, kitą kartą taip pasielgsiu, o gal triggerį įnešiu. Nu, mūsų klientai mato tame vertę ir naudą ir kartais ją įvardina vat, taip ir taip. Ką jūs galite pasakyti ar ne vat, apie tą įvardinimą, kaip. Tai čia, žinai, čia iš kokio kampo turbūt pažiūrėsi į tą. Ir čia kaina labai svarbus momentas čia. Aš matau, kad labai aktualu. Grįšim. Bet žiūrėk, Gintarai, aš tavęs klausiu kaip žodžio, ne? Vat, ir gal jeigu yra žiūrovų, kurie žiūri, vat žodis. Vat nematau naudos ir kyla klausimų arba turiu klausimų. Šitie du išsireiškimai, jie vienodą turi emocinį užtaisą ar skirtingą?
Nematau naudos ir turiu klausimų. Oi, skirtinga, vienareikšmiškai, tas pozityvesnis su klausimais, nes Tai nematau. man sako, mane atstumė, sako, Taip, nematau naudos dirbti su tavim. taip, Sakau, atstumia iš gerai, karto. tai Taip, jeigu jūs turit klausimų, tai yra, okei, viskas tvarkoju, užformuluokit klausimą, bandysiu atsakyti čia ir dabar. Ir aš taip. nežinau, kaip bus. Tikrai sakau, nežinau, jeigu žmogus tam pasiruošęs, jis turėjo klausimą, bet nesuformulavo, jam lengviau buvo atsakyti taip, nu, nematom naudos, tai yra viena. O jeigu jisai, žinai, tokia nors mintis, nors kažkokia abejonė yra, o gerai, o kaip jūs užtikrinsit, kad mes viską gausim laiku? Valio, Mhm, fantastika, aš ką tik mhm. išgirdau kriterijų. Taip, yra jau Nes kriterijų. norim garantijų, kad Taip, bus viskas taip, laiku. taip, taip, taip. Ir aš tada arba traukiu kozirį, kas pas mane yra su garantijom, nu, kad laikų pristatymas, arba kalbam apie pristatymą, nes tai kol kas nuskambėjo kaip esminis momentas. Tada netgi galiu Andriau, pasitikslinti, ar pristatymas laikų pagrindinis kriterijus, dėl ko, nu, renkatės tiekėjus dirbti su jais ar nedirbti, ar dar kažkas. Nu, žodžiu. aš matau, kad restorane kol kas komentaruose nėra pasiūlymų, visiems patinka mūsų meniu ir visi, reiškia, nenori pridėti savo Sužavėti. bičiuliai. Pridėkit savo prieštaravimą, su kuriuo dažniausiai susidurėt savo darbe, su savo klientais, su savo partneriais, pirkėjais, tiekėjais, reiškia, į kurį mes paieškosim, vat štai meniu reframingo pagalba, kalbos fokusų pagalba, paieškosim alternatyvų šitam patiekalui, reiškia, iš kokios virtuvės ingredientų mes galėsim jį pagaminti. Tai pasidalinkit, užklauskit komentaruose, kaip įveikti va tokį prieštaravimą, arba tokį prieštaravimą, arba tokį prieštaravimą, su kuriuo jūs susidurėt, bičiuliai. O aš, Andriau, grįžtu prie to, kad pas tave, norint ateiti į sesiją, įmonė šiaip turėtų pasiruošti namų darbus. Tu turi 28 kategorijas, jau tu pasiruošęs, ar ne, iš bendrosios praktikos ir patirties, neskaitant autorių 40 metų, ar ne, nuo šaltinių, bet įmonės prieštaravimų sąrašas kaip po toks, va, pardavėjai, top 5, top 10. Ir tada jau, kai mes esam pasiruošę, tada visai kitas lygis ir dirbti sesijai, kai mes, nu, ne taip, nešaudom, ar ne, atsisėdam dabar apie prieštaravimus, pakalbėkim. Ne, aš susiduriu dažniausiai va, su tokiu ir su tokiu. Ir tada visai kitas kokybinis mokymosi lygmuo mano galva gaunasi. Sutinku, Gintarai, čia yra du tokie momentai. Pirmas momentas tai yra, kai aš atsinešu paruoštuką, nu, va, aš kaip klientas ateinu į tokias dirbtuvės, atsinešu savo 5 prieštaravimus ir susirašau galimus atsakymus į tuos prieštaravimus. Nu, į kiekvieną prieštaravimą, ten po 14 versijų, tai 5 x 14, tai 70. O, čia jau pusdienis jau daugiau. Ne, čia viskas yra tvarkoj, tik momentas koks. O kas, jeigu atsiras 6 prieštaravimas? Kas tada? Tarsi vienas iš būdų dirbti su prieštaravimais, taip ir yra, aš labai supaprastintai viską atiduodu, sakau, tai vadinamas prieštaravimų bankas. Prieštaravimas, galimi atsakymai. Prieštaravimas, galimi atsakymai. Ir čia labai greitas, labai paprastas, toksai, žinai, ten iki 2 valandų darbas, jeigu dirbam tik tai su tuo. Mintis kokia? Žmonės išmoksta atmintinai atsakymus. Toks ar Trūkumas, netinkamiausias. Jis nejaučia žmogaus. Kodėlgi negalimas ir toks metodas, viskas tvarkoja, čia visi dalykai ir visi metodai yra tinkami, jo gal toks pritaikomumas yra, kad, žinai, ypatingai jeigu mes greitai kalbam ir man reikia tokius užmetinėti, tokius kabliukus, žinai, kad tu sureaguotum, kad tavo tam tikra reakcija būtų, žinai, yra tipinės 3 reakcijos arba kokios 4 į tam tikrą teiginį, žinai, tu atsakai taip, nežinau, arba neaktualu, arba pagalvosiu. Ir į tokius, va, aš galiu susirašyti tokius atsakymus. Tai čia ir dabar sužaisti. Praktiškai kaip aš dabar atėjau ir rašinėjusi savo atsakymus. Pasirašiau kriterijus, čia prasme savo užsidėjau ar ne ir panašiai. Toks tarsi biškis susiaurino. Tai nėra blogas variantas, tikrai tai praplečia akiratį, žmogus laisviau jaučiasi. Tik sakau, momentas koks. Jis išmoko į A prieštaravimą turėti A, B, C, D, E atsakymą. Kai eina kalba apie, iš principo, apie reframingo, kaip požiūrio, kaip mąstymo modelio, tokio, žinai, įgūdį, čia aš sakyčiau, reframingas yra kaip įgūdis, žmogui įgūdęs, tai jisai, žinai, atpažįsta, paim bet kokį sakinį ir atpažįsta tom sakinyje esančią silpną vietą, kur yra šitas faktas, kur yra interpretacija. Interpretacija, žinai, turi šitą kažkokį patirtinį pagrindimą, ar tik tai spėliojimas yra žmogaus. Tai vat, kur kas plačiau, tai kai eina kalba apie kalbos fokusus, tai mes ne tiek atsakymus
mokomės. O Mes įgūdžio treniruotę mokomės darom, ar ne, įgūdžio Andriau? nukreipti žmogaus dėmesį ten, girdėti, ką žmogus sako, matyti, pavadinkim taip, tokį paveikslėlį ir dar nukreipti žmogaus dėmesį. Jau kaip pavyzdys, vat tu man sakai, nematom aiškios bendradarbiavimo naudos, todėl vat, abejojam dėl mūsų galimybės dirbti toliau. Aš sakau, okei, pasikalbėkim kaip strategai, pastrategogim kaip verslo strategai, versle esantis tiek ir tiek metų. Ir mūsų susijungimas, aš įjungiu, kad mes strategai, tai yra vadinamas pasaulio modelis. Dabar kalba du strategai, ne pardavėjas, pirkėjas, klientas, o du strategai. Aišku, kad čia iš mano pusės dar sakinys kažkoks turėtų būti, žinai, pavyzdžiui, į kur norėtumėt nukeliauti, kaip matot savo įmonę ten ar šitus klausimus, kuriuos taip va, dabar dėl kurių mes sprendžiam ten po metų, po pusmečio ar dar kažkai, ką turėtų tai pavirsti. Tai rodo partnerystės lygį tokį ir bendrą matymą. Bet mintis yra kokia, nuo to, kad nematau bendradarbiavimo galimybių, tai aš sakau, pasikalbėkim kaip strategai, ilgalaikiai perspektyvai, arba ten į ateitį, jeigu taip žiūrėti. Per kiek laiko šitas klausimas galėtų būti, arba norėtume, kad būtų išspręstas ir kaip? Andriau, šitas man patinka požiūris, bet dabar kita mintis iššovė. Tai šūdas tada tie prieštaravimų bankai, kam tada juos įmonėms rašytis, tada mes paruošiam būsimiems pardavėjams klausimų atsakymų duką ir kaip dukams atiduodam skaitykit. Ir būkit pieštukai tokie standartukai vadinami, kad klausimėlį išgirdau, atsakymą turiu, ir einu bandau, taikau. Tas, kuris meistriškai tą darys, gilinsis, jisai galbūt atidirbs ir savo stilių kaip čia pasakyti, nusikaldins kaip kalvis. Bet dažnai bus tie, nesutapo atsakymas, čia kaip klientui sako, televizoriaus nežiūriu namuose, neturiu televizoriaus, man nereikia jūsų tos internetinės televizijos, negirdi pardavėjas. Tai čia gal net nereikia šitų dalykų daryti, o kaip tik įgūdžio treniruotę ir dirbam. Ir tada atidirbk taip, kad tu girdėdamas galėtum reaguoti ir būti čia ir dabar, o ne ieškotum atsakymo, kuris čia iš tų 14 svarbų reikėtų atsakyti. Čia tavo geras toks pastebėjimas, aš irgi dažnai... Aš suabejojau, ar to banko bereikia dabar. Žinau, čia vienas iš metodų dirbti su prieštaravimais ir žiūrėk, o kaip tose greitose pokalbiuose, ten anksčiau buvo telemarketingo tokia paslauga, pardavimai telefonu, taigi ir vadinami skriptai arba tas pokalbio struktūra, aš dabar, kaip tai jinai yra, taip, šablonas ir scenarius. Ir tam scenarijuje, va šitie prieštaravimai, prieštaravimo bankas, jis reikia kuo puikiausiai, nes tau reikia čia ir dabar neįpareigojantį kažkokį tai elementą, kažkokį taip, žinai, apeiti kažkokį tą prieštaravimą. Ypač jeigu tame scenarijuje, to scenarijoje siekiamas rezultatas yra mažas klientų įsipareigojimas. Tai tu geriau, kad, žinai, ten būtų čia, nes ten yra efektyvumas laike, bent jau būdavo anksčiau. Efektyvumas laike, ten per tam tikrą laiką pasiekti tam tikrą rezultatą, gauti klientų įsipareigojimą. Bet ten vienas iš dalykų, žinai, sako, kas yra, kokios ten 3 baigtis, kokie pardavimų pokalbio rezultatas, koks gali būti, žinai, tai man tai yra tokie, 3 pabaigos. Siekiamybė yra, kad aš turiu klientų įsipareigojimą kažkokį, tai jis man įsipareigojo, žinai, kažkam tai. Yra atidėjimas, kad sako, įdomu, bet ir ten kažkoks susitarimas yra, bet, mes neturim tokio įsipareigojimo konkretesnio, nes ten, kur įsipareigojimas, arba perkam, ar kažkas dėl manęs padaro. O čia taip atidėjo kitą sprendimą kitam laikui, arba jisai sako, neįdomu. Tai 3 baigtis realiai. Ir viskas. Čia toks, žinai, irgi dalykas, kurio mokosi pardavėjai, žinai, tai... Aš pardavimuose telefonu, kada tenka, irgi su tais scenarijais padirbėti, tai aš gal su prieštaravimais neturiu tokio. Mano požiūris toks yra, sakau, tu turi dirbti taip, kad klientui nekiltų prieštaravimų. Prasme, kad jis... Bet čia filosofinis toks. Tai aš istorijas, reiškia, turiu, sakau, kažkuriuose tai situacijose mestelk kito kliento patirtį. Tai tam tikra prasme yra turbūt kito kliento įsitikinimas, kito kliento matymas arba kito kliento faktinė kažkokia patirtis, kuri gali tam klientui būti kažkokia tai kabliuku, vadinkim, pakeisti tą rezultatą, baigti iš abejojimo, galbūt į kažkokį tai atidėjimą arba įsipareigojimo gal ne, bet, kaip sakau, pasėti sėklą. Tai duoti istoriją. Bet čia aš jau nukrypau. Grįžtu, Andriau, prie, vadinasi, prieštaravimo banko, tu sakai, neišmesk, ar ne, tokiems trumpiems. Jisai tikrai yra, kur tinka ir ten ypač pradedantiesiam pardavėjam, kuriems tas reframingas yra kosmosas. Ten yra ką veikti, jiems dar reikia lankstumą smegenų, žinai, prajudinti. Mes kaip 2 strategai paimkim dar vieną gal kokį, ką?
Va, kaip tik norėjau tą pasakyti, kad toks labai vienas iš tokių įdomesnių, man kuo Siūlyk, sunkesnis tas Andriau, siūlyk. kalbos fokusas, tuo jis man yra įdomesnis, nes tie, kurie lengvi, ten tos performavimas, ketinimai, Taip. pasiekmes, tai iš vis nėra ką veikti. Ten tokie įdomesni. Vienas iš tokių kalbos fokusų yra pritaikymas savo pačiam. Tai reiškia, kad, nu, metafora būtų tokia, atsimeni, žaisdavom tokį žaidimą vaikystėje, kas ant kito sako, ant savęs pasisako. Taip. Tai va dabar tu man sakai, va, nematau aiškios bendradarbiavimo naudos. Tai va, kas ant kito sako, tai ant manęs tu sakai, kad ant savęs pasisako. Aš dabar galvoju, kaip tau suveidrodžiuoti ir pasakyti, gražinti atgal tavo žodžius. Ir tu man sakai, nematau aiškios bendradarbiavimo naudos. Aš sakau, nu vat įdomu, o kiek laiko skyrėt tų vat, naudų paieškom, kiek atidžiai. Nuskamba taip, lyg būtumėt išžiūrėjęs, išnagrinėjęs, Iki ištyrinėjęs detalių, ar ne? į visus įmanomus variantus. Iš tikrųjų, taip jau sąžiningai. Tai nei gerai, nei blogai tokia provokacija, žinai, tokia provokacija. Nu, ar iš tikrųjų tai jau viską išžiūrėjot, viską ištyrinėjot, viską įvertinot, visus tos variantus. Ir koks įdomus momentas. Būtent su šitu kalbos fokusu yra įdomybė, nes jam priešinasi patys pardavėjai. Sakau, fantastika. O, Kas čia jums įdomu. netinka jame? Sako, jeigu man tai pasakytų, tai aš ten užpykčiau ir taip toliau, ir taip toliau. Žiūrėkit, sakau, darom šitaip, kad bet kokį įsitikinimą, bet kokį tą teiginį galima, žinai, per 14 tų kalbos fokusų, žinai, tą žmogui gražinti, dėmesį nukreipti. Ir kas yra tokio blogo, jeigu duodi žmogui grįžtamą ryšį, yra kaip grįžtamasis ryšys. Pritaikymas savo arba pritaikymas tau. Kad prisitaikyk pats savo šitą. Ar tikrai taip jau viską nuoširdžiai, visas tas galimybės ištyrinėjai? Sakydamas, nematau aiškios bendradarbiavimo naudos. Kiek laiko tam skyrei, kad pamatytum tas naudas? Ar pastovėjai mano batuose, pabuvai mano batuose, kad pamatytum? Ir tu sakai, logiška. Ir šitas, aš tik gintarai pabaigsiu, šitas fokusas, jis tiks tada labai, kai tarp mūsų bus toks partneriškas santykis. Norėjau sakyti, nes jeigu nėra Iš lygybės. vieną, taip jis gali kelti įtampą. Aš esu taip išbandęs ir esu gavęs akiplėšos tokią etiketę, sako, kažkaip klausimas, sako, akiplėšas. Sakau, klausimas, tai normalus, sakau, nes man smalsu, jeigu taip teigėt, greičiausiai kažką tai tokio nuveikėt, ekstra nuėjot. Aš Andriau esu gavęs į šitą prieštaravimą net ne akiplėšišką, o tiesiog tokį spaudimą, kad nematau aš čia jokios bendradarbiavimo naudos, čia galiu susirinkti savo pasiūlymus ir važiuoti atgal į ofisą. Ta prasme, toks tarsi padėjimas tavęs į vietą, nelaikant dviem strategais ir dviem partneriais. Ir tada sakau, jeigu, sakau, jau su tuo pasiūlymu, kurį jūs turit iš konkurento, tai sakau, jūs jau senai turėjot būti išėjęs pas jį ir aš čia prie stalo, sakau, net neturėčiau sėdėti. Irgi variantas, taip, aš netgi jeigu tai paimti, tai bandai išlyginti, žinai, bet čia intuityviai, taip aš elgiausi tada toj situacijai, kuri man iššoko ir gal ne veltui tas meniu punktas man toks aktualus buvo. Tu žinai, kaip sako, mes pasakojam tas istorijas, kurių dalimi patys buvom, arba kurių dalimi patys esam, žinai, tai man be galo va šita vieta galbūt ir užkliuvo, bet tu gražiai pasakei, gali iš visų kampų skirtingų ateiti. Ir net girdžiu 14 būdų, ar ne, jeigu taip žiūrėti pagal kalbos fokusų paletę. Paletė ir netgi dabar su tokia intonacija, kurią tu pasakei, kad nematau tos aiškios bendradarbiavimo naudos, aš sakyčiau, žinokit, tai aš tik tai noriu pasitikslinti, tai jūs patyrinėjot, žiūrėjot, gintarai, ten skyrėt kažkiek laiko, įdomu, kiek skyrėt laiko, kad pažiūrėtumėt tos, kokios mūsų galimybės galėtų būti bendradarbiauti, kokį nuoširdų tą namų darbą padarėt. Grubiai kalbant, atsakyk už savo žodžius. Kas ant kito savo ant savęs pasisako, arba atsakyk už savo žodžius. Ir tai ne pats maloniausias, žinai, žmogui momentas, kai jisai, žinai, meluoja. Nes, daugelis prieštaravimų, kaip ir tu sakei prieš tai, yra kažką tai pasakyti, bet nebūtinai tai yra ta mintis, ta tiesa, kurią žmogus norėjo. Grįžtant prie tos, kad gal aš slepiuosi čia psichologiškai, prisidengiu, nepasakydamas galbūt, kad aš turiu tiekėjus, su kuriais ten nusistovėję metų ryšys, vertės ten galbūt dar kažkokios yra po eilutę, ne tik balansė ir taip toliau. Ir tada gaunasi, kad toks tarsi uodega prikepęs, žiūri, kas čia rinkoje darosi, bet nenori keis, žinai, toks ir tiesa, netiesa, toks pseudo prieštarvimas, žaidžiu, žinai.
Tai kadangi tenka man susidurti su tokiom situacijom, tai aš jau kažkaip išmokau tokį elementą ir matau, kad toks kramtomos gumos atrajojimas vyksta, niekur progreso nėra, tai aš savo leidžiu tai paklausti, žiūrėk, iš principo, ar yra matymas, yra galimybė, yra tikimybė, kad mes galėtume partneriauti, dirbti su jumis kartu, kad jūs dirbtumėt su mumis. O čia toks visiškai Ir toks, žinai, nu, tai visi tie modeliukai, visi tie 14 modeliukų, jie, žinai, yra, juos tik tai apžaisti reikia. Vilkas, žiūrėk, tarp kitų, nes iš kalbos fokuso analogija yra, tai kalbos fokuso pritaikymas yra kaip tas vilkas ir 7 ožiukai. Jam reikėjo užeiti į namus. Nu, tokia kaip čia, smurtinė pasaka, bet daug tiesos. Tai ką jis padarė? Jis atėjo, pasitikrino realybę. Ožiukų mamos nėra, įleiskit. Jie sako, ne, tu gauruotas, toks, anoks, trečias. Balsas netoks. Taip, jis nuėjo pasiutiningavo. Kanopą nusidažė tenai, žinai, leteną baltai, ten kažkokį kopūstą ant galvos susidėjo ir dar šitas kalvės paplonino liežuvį. Jis atliko tuningą. Viskas. Tik tai, nu, tokia pasaka, žinai, kaip apie tokį apsimetimą, bet kalbos fokusų idėja arba darbo su prieštaravimais, su įsitikinimais idėja yra kokia? Susilaikyk nuo savo įsitikinimų. Nuo savo. Aš galvoju, kad aš teisus. Tai čia, žinai, kaip tam, kažkada labai gerai kolega mane vienas pamokė. Sako, Andriu, tu turi apsispręsti, sako, ar nori būti teisus, ar nori parduoti. O jeigu nori parduoti, susilaikyk nuo savo įsitikinimų, galbūt išgirsi daugiau, ką papasakos klientas. Ir va tada jau bus, žinai, lengviau, nes jeigu iškart įrodinėsi, kad jisai klysta, jo, tu protingas, sako, viskas yra ok, bet, nu, tokia, man labai patiko ta frazė. O čia, Andriau, gerą tu užkabinai, nes pardavimuose dažnai būna, kada pardavėjas įsikabina į sandorį, jaučia, kad jau gali parduoti, jis pameta tada realybę ir pameta klientą, pameta fokusą su juo, nes jam jau pradeda suktis jo bonusas, jo, reiškia, premija. Ir žiūri, kad slysta iš rankų sandoris. Nu, čia jau kiti dalykai šiek tiek nukrypom, kada jau per greitai patiki savo pergalę. Ir tada gaunasi, kad vat, noriu parduoti, bet aišku, kontekstas tas. Andriau, klausyk, čia visai... Dar nori vieną fokusą? Į tą patį, ar ne? Į tą patį. Jo, nematau aiškios bendradarbiavimo naudos. Kadangi niekas nerašo komentaruose savo meniu, tai mes restorane, kaip tikri šefai, ir siūlom savo firminius. Tai žinoma, tai kad noriu, nes pasirinkom tai firminį patiekalą. Antieną. Tokia idėja, žinai, kad tas kalbos fokusas, kitas rezultatas, aš dabar galvoju, kaip pasakyti, kad tuo pat metu, kai žmogus daro A, yra ir šalia kiti procesai. Žmogus bėga maratoną, tai kerta finišo liniją, įveikia iššūkį, pagerina sveikatą, nors maratonas ne pats geriausias būtų pagerinti sveikatą, stiprina, nu, tai daug skirtingų rezultatų pasiekiamų. Ir mano užduotis yra kokia, jeigu žmogus man sako, nematau aiškios bendradarbiavimo naudos, jo dėmesio fokusas į kažkokį tai arba aiškumą, arba bendradarbiavimą, arba naudą. O aš staiga pakreipiu dėmesį ir tą aiškios naudos darau prielaidą, kad yra kažkokios užuominos. O, tai pakalbėkime apie tai, kas matosi, gal ne taip aiškiai, bet matosi. Nu vis tiek kažkokios tai perspektyvos yra. Tai naudos yra ilgalaikiai perspektyvoj. Kažkada tai ateis, o sakau, o viskas ok, šiandien čia ir dabar, šią akimirkai galbūt nesimato. Dabar, o užuominos jokios yra, kokios yra prielaidos, kad galėtume dirbti kartu. Jeigu taip, pagal tai, kaip mes treniruojamės, tai esmė ne tame, kas bus kažkada, esmė tame, ką dabar galim, kas yra atspirties taškas, žinai, nuo ko galėtume pradėti tartis, ne, visas reikalas. Ir būna įvairiai, žinok, žmonės pakimba Windows'ai, sako, jo, geras, nepagalvojau. Aš džiaugiuosi, kai aš sulaukiu komplimentų iš savo klientų. Apie tai nebuvom pagalvoję. Sakau, prašau, sveikatą. Andriau, bet čia labai geras, ką tu pasakėjai, čia komplimentas facilitatoriui, kuris praplėtė, nu, kitaip tariant, rėmelį ar ne, uždėjo kitą. Taip. Šitam kontekste dar nepagalvojau, šitą kontekstą. Tai čia ir yra tas įlaipinimas į trečio asmens batus ir nebūk dabar pardavėjų, o pažiūrėk iš šalies. Mes, Andriau, darydavom tą, kada telekomunikacijų versle dirbau ir buvau vadovas ir važiuodavom dvigubus vizitus, darydavomės su pardavėjai. Važiuoja žmogus, kuris atvažiuoja taus, kaip čia pavadinti, baltas popieriaus lapas. Jo kontekstas yra stebėti tiesiog, šnekėti, dalyvauti pokalbėje, o tas žmogus, kuris nori ten išlaikyti klientą arba ten su juo pratęsti sutartį, nu jis įsikandęs ir į komercinę dalį.
O šitas išėjęs iš susitikimo sako, o kodėl tu čia taip pasielgiai, o kodėl tu čia stresavai, o kodėl tu ten aną kampą padarai, ten per didelę nuolaidą. Tarsi, duoda žmogui, nes įtampa, žinai, daro savo, įsikibęs į sutartį. O iš šalies duoda va tuos kontekstus, tuos matymus, kad jo, niekada nepagalvojau. Važiuojam, sako, į mano susitikimą. Tada žmogus atsisėda, jis mokosi, reflektuoja, va to kito patirtį žiūrėdamas. Tai mes taip žaisdavom tokius dvigubus vizitus, vieni iš kitų mokydavomės. Ir būdavo labai naudinga ir kartais būdavo taip, sako, važiuoju į sunkės darybas, hebra, turit gal kas minutę, važiuojam, biški pareflektuosit, pasakysit, kur, kas ir kaip, kad ten antram, trečiam etape būtų lengviau ir panašiai. Tai net iki tokio lygio komanda. Tai labai gerai, ypatingai jeigu ten pasižymė kažką, tai gauni tu grįžtamą į ryšį, tokį tik tai mes turim savo, žinai, kontekste, tokį variantą kaip terapiniam kontekste, kad klientas ir terapeutas, tai tarp jų toks ypatingas ryšys, stebėtojai iš šono mato daugiau, plačiau ir taip toliau, bet jie nėra tam aplinkoje čia ir dabar. Tai tas, žinai, kitas kontekstas, Andriau, suprantu, čia yra visiškai, nu, aišku, čia kontekstai. Gintarai, šiandien susipažinai su ketinimais, su performulavimu, su šiek tiek buvo realybės strategija, bet mažiau, su kitų rezultatų, su pritaikymu savo, su 4. Va, prašau, iš 14. Taip, užtenka. Per pusvalandį. Tikrai, ir jeigu dar uždėtum čia dar 10, tai žinai, jau pasimestum tada tas DUK, arba tie questions, answers, jau jie būtų per daug ir nebežinotum, kokią mišrainę mes valgom. Fantastika, bičiuliai, žiūrėkit, mes šiandien ir darėm mūsų restorano metaforą, patiekalas, nematau aiškios bendradarbiavimo naudos ir štai 4 patiekalo pateikimo, pagaminimo, pasimėgavimo būdai, ar ne? Va, tiesiog su tokia perkeltinė metafora mes šiandien taip gražiai leidom savo pasilinksminti, kad pardavimuose turi būti faina, turim dirbti su lengvumu ir šypsena. Andriu, ačiū tau, tikrai labai naudinga, kaip 2 strategai, man šitas kaip patiko, aš užsirašiau, va, ir... pasaulio modelis, tai 5. Va, kaip 2 strategai, man šitas žiauriai patiko. Nes jis yra toks bendrakuros lygmenį labai, mes kuriam kartu, pasižiūrėkim, ką galim kartu sukurti. Jeigu negalim kartu sukurti vertės, nu ką mums čia draskytis, tai jūs norėsit pirkti, ne aš čia norėsiu parduoti ir po to būti gaudomas gatvėje, ar ne, kad ne kažką man pardavai. Ir labai patiko susilaikyk nuo savo įsitikinimų šita vieta, tai yra tarsi būk filtras ir nešok į kito vertinimą taip greit, kaip galėtum, o išmok priimti kito žmogaus matymą ir įsitikinimus. Va čia yra tas prieštaravimo DNR. Tai ačiū tau už tikrai fainą, lengvą, linksmą, šiandien tokį light, bet tuo pačiu ir turiningą, intelektualiai turiningą mokymosi pokalbį, kuriame tikiu ne tik aš praturtėjau, klausinėdamas ir čia su tuo meniu lakstydamas po restoraną, bet praturtėjo ir tie, kurie buvo su mumis, ir tie, kurie ir bus su mumis šio įrašo dėka, kadangi įrašai keliami į Mokymo akademijos YouTube platformą ir jūs galite bet kurią temą, kuri domina jūs, šiuo atveju plėtojam pardavimo temą, pasirinkti ir skirti, pasivaikščioti, einant miške, ar bėgant, kaip Andrius sako, gal maratoną, o gal ne maratoną sveikatos klausimais, paklausyti turiningo, įkvepiančio ir naudingo mokymosi pokalbio vienais ar kitais pardavimo klausimais. O toliau turinį dauginkite, dalinkite su kolegomis, nes mes jį kūrėme tam, kad skleistume įkvėpimą mokytis ir tas turinys yra nemokamas, liežuvis neapsiverčia tai pasakyti, bet mėgaukitės ir aukit. Ačiū, Andriu, tau, nebent nori kažko pridėti ir kažką palinkėti mūsų tinklalaidės fanams. Žiūrėkit, mokykitės, treniruokitės, mėgaukitės ir aišku, čia būtų toks tikrai noras, prašymas. Būna kartais man asmeniškai parašo, peržiūrėjau, susikonspektavau. Retai tai būna, bet būna. Man didžiausia džiaugsma, žinau, būna. Žiūrėjau, susistabdžiau, turiu dar klausimą, net ir toks yra atvejis buvęs, kad papildomai užklausė, žinai, asmeniškai žmogus parašė. Žodžiu, gauti grįžtamą į ryšį yra nuostabus dalykas, taip kad jeigu tik tai turit galimybę ir norą, tikrai visada aš už grįžtamą į ryšį. Grįžtamasis. Ačiū, Andriu. Grįžtamasis ryšys mums, fasilitatoriams, yra tas medus per širdį. Iki kitų susitikimų, tradiciškai po 2 savaičių. Viso visiems. Mokymosi atia, reikės dabar sakyti, ar ne? Mokymosi labas ir mokymosi atia.